įžvalga, kurią nešiojausi jau keletą dienų. Jos ateina taip, matyt, pačiu tinkamiausiu laiku ir tai yra apie būtinumą žmogui apsibriežti savo ribas, vertybinės ribas, kurių niekam neleistų peržengti. Tai yra nubrėžti tą raudoną liniją, per kurią, gink dieve, niekas negalėtų praeiti, pažeisti, nes kitaip tiesiog susilauktų, kažkokio tai nemalonumo. Ribų apsibrėžimas yra pačiam žmogui ant tiek svarbus, nes tai yra jo pamatinis fundamentas. Tai yra tai, kas jam šventa, kas jam brangu. Dėl to niekam nereikėtų leisti tai, kas tau brangu, svarbu, man svarbu, brangu ar nepažeisti. Net jeigu tai būtų šeimos narys, artimiausias draugas, kolega, viršininkas, nesvarbu kas. Mes kalbam ne apie principus, bet apie tai, ką mes esam išsigryninę, kas mums tiesiog yra nepajudinama. Tai yra dažniausiai, tai yra vertybės mūsų ir kiekvienos tos vertybės yra tuo pačiu ir panašios ir skirtingos. Tai, kas neleistų paminti jūsų savigarbos, jūsų savivertės, kad neleistų niekam žeminti, kištis į asmeninį gyvenimą, manipuliuoti jausmais, svarbiais gyvenimo įvykiais ir taip toliau. Kad kiekvienas žmogus jaustų pagarbą kitam žmogui. Tai yra labai svarbu, nes jeigu nutinka taip gyvenime, kad pavyzdžiui, iš tos didelės meilės žmonės linkę yra užsimerkti, nematyti, leisti įžengti, peržengti tas ribas, kurios jau raudona vėliava mojuoja ir sako stop, negalima. Nes tada pačio žmogaus, į kurio erdvė yra įžengiama tais veiksmais, žodžiais, poelgiais, pačio žmogaus savivertė, savigarba krenta dėl to, kad tai yra paminama labai svarbus dalykai. Ir žmogus su tuo sutinka. Tas yra blogiausia. Tuomet gimsta žmogaus viduje nusivylimas, nepasitenkinimas savimi, dėl to, kad neatstovėjai savo vertybių, savo vidinės tiesos, savo vidinės ašies. Reiškia, kad net laikai to stuburo, kad nesugebėjai pasakyti kažkam tai ne, kad leidai su tavimi elgtis taip, kaip tu nemanai, kad galima su tavimi elgtis, kad tu nemanai, kad tu esi verta arba vertas tokio poelgio, tokio žodžio, tokio nesiskaitimo ir taip toliau. Dėl to aš tikrai žinau, kad tada, kada yra užkertamos ribos kitam žmogui žeminti kitą žmogų, tuomet tame žmoguje, kuriam tu sakai ne ir sustabdai, gimsta pagarba tau. Gimsta pagarba tam žmogui, kuris pasakė ne. Dėl to, kad ne kiekvienas žmogus geba pasakyti ne ir ne kiekvienas žmogus žino, kas yra jo vertybės. Ir dažnai, kai neapsibrėži tų ribų, neapsibrėži tos raudonos linijos, nenubrėži, dažnai vyksta įvairūs konfliktai, žemos savivertės, savigarbos problemos dėl negebėjimo įvardinti, kas yra pačiam žmogui ta raudona linija, kas jo yra vertybės, kur yra tas kritinis taškas, kada tu gali jau sustabdyti, kada tu nori sustabdyti kitą žmogų, kada tu gali atsisakyti toksiškų santykių, kada tu gali atsisakyti ilgametės draugystės, kada tu gali išeiti iš darbo, jeigu tai yra paminamos tavo vertybės, kada tu gali nutraukti bet kokius ryšius ir santykius su žmonėmis, kurie pažeidžia tavo tą fundamentą. Tai aš to pačiu ir linkėčiau, bet aš suprantu, kad tai yra darbas su savimi. Tai reikalauja laiko, savianalizės, galbūt tam tikrų pamokų, kad išsigrynintum, o kas yra tau svarbiausia, kas yra tos linijos, kas yra tos savybės, kas yra tos vertybės, kur yra tas kiekvieno žmogaus asmeninis dugnas, kuomet pasiekus vienintelis kelias yra atsispirti ir tik kilti į viršų. Būna ir taip gyvenime, bet kaip aš sakau, visos pamokos vyksta ne tau, o dėl tavęs. Tai ne man, o dėl manęs. Tai tokiu požiūriu kampu žiūrint į viską, tu imi analizuoti, kodėl tai įvyko, ką tai moko, kaip aš tai prisišaukiau, ką to norima pasakyti ir tiesiog dėkoti už situacijas. Tai tokia įžvalga. Šiek tiek sugreitinsiu video, kad nereikėtų jums ilgai klausyti. Linkiu gražios dienos ir gyventi širdimi.